Lietuvos šiltnamių asociacija yra nedidelė, tačiau brandi organizacija, įkurta 1995 metais lapkričio 8 dieną, vienijanti juridinius ir fizinius asmenis, kurių pagrindinė veiklos sritis – šiltnamininkystė. Pagrindinė asociacijos misija – atstovauti asociacijos narių interesams valdžios institucijose ar tenkinti kitus viešuosius interesus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Šiuo metu asociacija jungia 8 modernius šiltnamių ūkius, kuriuose ištisus metus auginami pomidorai, agurkai, salotos, prieskoniniai augalai, gėlės ir jų sodinukai. Asociacijos nariai deklaruoja daugiau kaip 40 hektarų žieminių šiltnamių, kuriuose kasmet užauginama daugiau kaip 6500 tonų trumpavaisių ir 3500 tonų ilgavaisių agurkų, 2000 tonų pomidorų, 300 tonų salotų bei daugiau kaip 3 milijonai vienetų dekoratyvinių augalų. Šiltnamiuose užauginta produkcija parduodama didžiausiose Lietuvos prekybos centruose, o išaugintomis gėlėmis puošiamos daugelio Lietuvos miestų pagrindinės erdvės. Šiltnamiuose darbuojasi virš 630 nuolatinių darbuotojų, kiek mažiau samdomi sezoniniam darbui. Asociacijos nariai šiltnamiuose naudoja moderniausią technologinę įrangą, kuri padeda saugiai auginti daržoves, tausojant aplinką bei jos išteklius. Daugiau informacijos rasite www.šiltnamiuasociacija.lt.